Labą dieną. Norėjau pristatyti tarptautinių laivovedžių pramoginio laivo mokymo programą. Jis skirta žmonėms, kurie nori įsigyti teisės valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų ir tiek vidaus, tiek jūrų vandenyse. Aš būsiu jūsų dėstytojas Rimvydas Petrauskas ir tuo pačiu instruktorius mokysiu, kaip praktiškai valdyti katerį. Taigi, kursai skirti asmenims nuo 18 metų amžiaus, kurie nori valdyti pramoginius laivus, vandens motociklus ar kitas motorinės plaukimo priemonės. O variklio gale siekia jau 25 arklio galės ir daugiau. Taip pat, jeigu jūs norite plaukti Klaipėdos valstybinėme jūrų uoste, jums reikės irgi turėti teisės jau. Nesvarbu, kad variklio galia jau ir mažiau kaip 25 arklio galios. Ir išklausiusiems kursus apie mėnesį laiko maždaug 4 savaitės ir išlaikius valstybinį egzaminą Lietuvos transporto saugos administracijoje, jums bus išduotas tarptautinis kvalifikacijos liudijimas, tai yra teisės, su kuriomis jūs turėsite jau pilną teisę valdyti pramoginius laivus, pleasure boats ir kitas motorinės plaukiojimo priemonės, kurių ilgis neribotas, variklių galia neribota, bendroji talpa gross tonnage neribota ir plaukiojimo rajonas vidaus ir jūrų vandenis. Taigi, kur jūs galite plaukioti? Galim plaukioti Kuršių mariose, visose vidaus vandenyse, upėse, ežerai, taip pat Klaipėdos uosto akvatorijoje ir išplaukti į Baltijos jūrą. Į Baltijos jūrą jūs galite išplaukti ne tik 12 jūrmylių nuo kranto, tai yra pakrančių plaukimo rajoną, bet ir toliau, pavyzdžiui, plaukti drąsiai į Švediją ir į Latviją, kur jūs tik pageidausite, tik reikia turėti atitinkamą katerį, kuris turėtų arba jūrinę kategoriją B, arba pakrančių plaukiojimo C, bet reikia vertinti, aišku, ir oro sąlygas, katerio techninę būklę ir tada jau galima imti žygių. Šitaip atrodo jūsų teisių kita pusė, nugarėlė, ir juose bus parašyta, kad motorinis pramoginis laivas, su kuom jūs galite plaukioti, motorinis pramoginis laivas, angliškai motor pleasure craft, būtinai turi būti dokumentos tik tokiem laivams skirtos teisės, pramoginiam laivam. Ilgis neribotas, variklio galia neribota, deadweightas neribotas, kiek krovinio galite gabenti, iš principo tai matmenys laivo, ir kur leidžiama vidaus vandenis, pakrančių vandenis, tai 12 jūrmylių nuo kranto, ir jūrų vandenis. Jūsų teisės tinka plaukioti ir jūrų vandenyse. Ir šitas pramoginio laivavedžio tarptautinis kvalifikacijos liudijimas atitinka rezoliuciją numeris 40, kur yra Jungtinių tautų Europos ekonomikos komisijos vidaus transporto komiteto rezoliucija, pagal kurią išduodami tarptautiniai dokumentai, kuriais patvirtinama pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacija. Ir šita rezoliucija yra pasirašyta ne viso pasaulio šalių ir netgi ne visos Europos šalių, bet galioja ši rezoliucija Austrijoje, Baltarusijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Kroatijoje, Čekijoje, Suomijoje, Vengrijoje, Vokietijoje ir Latvija, Lietuva pasirašiusi, Jungtinė karalystė, netgi Pietų Afrikoje, irgi Pietų Afrika pasirašė. Kokie yra šios rezoliucijos apribojimai? Tai pagrindinis apribojimas yra tas, kad
šitie pažymėjimai išduodami tik savo šalies piliečiam. Tai yra, mes galim išduoti Lietuvos piliečiam šitos sertifikatus ir šitas teisės ir arba šalims, kurios nėra pasirašiusios tos rezoliucijos. O kokie privalumai šitos yra rezoliucijos, kad šalis pasirašiusios rezoliuciją numeris 40 pripažįsta lietuvišką tarptautinį pramoginio laivavedžio kvalifikacijos liudymą. Angliškai ICC, International Certificate for Operators of Pleasure Craft. Ir šitas ICC sertifikatas, kurį jūs gausit pabaigę kursus ir išlaikę valstybinį egzaminą Lietuvos transporto saugos administracijoje, jums leidžia visose šalise pasirašiusiose tą rezoliuciją drąsiai plaukioti, nuomotis katerius ir taip toliau. Bet Europos šalis ir kai kurios yra nepasirašytos rezoliucijos dėl įvairių priežasčių. Ir tokia yra Ispanija, Prancūzija, Graikija, Portugalija, Italija, Lenkija, Švedija. Bet, pavyzdžiui, Norvegija pasirašė, Švedija ne. Na, tai sunku, čia teisiniai dalykai tokie, bet jeigu norite nuomotis katerį, visada verta susisiekti, nusiųsti savo sertifikatą, parodyti, ar tikrai galėsite tą katerį vienokio ar kitokio dydžio ir galingumo išsinuomoti ir su juo plaukti tose šalise, kurios nepasirašė tos rezoliucijos. Dažniausiai yra leidžiama, nes vis tiek tie mūsų tarptautiniai dokumentai yra gan pripažįstami. Jeigu Vokietija pripažįsta, tai, manau, ir Ispanija pripažįsta. Galbūt priklauso labiau katerio dydis. Tikrai neišsinuomos galbūt 20 metrų kažkokio prabangaus katerio ir nepatikės paprasčiausiai jums to katerio. Bet jeigu ten 8-9 metrai kateris, pramoginis, tai tikrai jums išnuomos ir jokių problemų nebus, jeigu turėsite šias teisės. Valstybiniai egzaminai vykdomi Lietuvos transporto saugos administracijoje, LTSA sutrumpintai, ir vykdomi arba Klaipėdoje, ketvirtadieniais 2 valandą dienos, kiekvieną ketvirtadienį Klaipėdoje, arba kas antrą antradienį, tai tik 2 kartus grubiai per mėnesį, Vilniuje 9 valandą, Švitrigailos gatvė 42. Valstybinis egzaminas yra testo formos ir jums patikim 15 klausimų, grubiai yra ir 15 temų, kurias mes mokysimės. Ir jeigu jūs padarysit 3 klaidas, atsakysite tik į 12 klausimų, jūs egzaminą jau išlaikėte ir gaunate teisės. Kas labai svarbu, kad jeigu registruositės valstybiniam egzaminui, kad reikia registruotis prieš 1 darbo dieną iki egzamino. Nepavyks jums, jeigu rytoj egzaminas ir jūs jau šiandien norite užsiregistruoti. Iš anksčiau reikia registruotis ir tų vietų nedaug yra. Iš tikrųjų trūksta, nes apie 12 žmonių tik į vieną egzaminą gali, 12 kompiuterių tik yra, tai registruojamės anksčiau. Bet su egzaminais nėra taip, kad neišlaikėte egzamino ir dar turit laukti ar pusę ar metus laiko, kad ne, iš karto registruojatės kitam egzaminui ir jeigu yra vietos, jūs galite jau kitą savaitę eiti į egzaminą be jokių problemų. Pasimokinti truputėlį dar ir eiti į egzaminą. Ką reikia pateikti, kokius dokumentus papildomai part mokyklos baigimo pažymėjimo. Laivavedžių kursų baigimo pažymėjimą, tai čia mokyklos pabaigimo pažymėjimas, kad baigėt mokyklą, išmokot viską, praktiką atlikot. Reikia dar prašymą laikyti egzaminą užpildyti, yra LTSA puslapyje tas prašymas. Reikia pirmos pagalbos pažymėjimo, programa PP014. Reikia laivavedžio sveikatos pažymėjimo, tai yra medkomisijos. Ir medkomisijos forma yra speciali 048-2A. Netinka automobilio teisių medkomisija. Ta prasme, ta medkomisija ta pati, bet forma skiriasi.
paruošti į egzaminą būtinai ateinant pasas, asmens tapatybės kortelė, į egzaminą atsinešti 2, 3 ant 4 dydžio nuotraukas, susimokėti valstybiniai mokesčių inspekcijai įmokos kodas 5746, 15 eurų 60 centų už egzaminą ir už teisės. O dokumentai pateikiami elektroniniu paštu mardep paslaugos LTSA LT. Jeigu kažkokių klausimų taip pat turite dėl dokumentų, dėl teisų ir niekas jums negali atsakyti, aišku, bandykite man skambinti, visada stengsiuosi visai padėti, bet jeigu jau negaliu aš padėti, visada atsakys mardep paslaugos LTSA LT email. Mes mokysimės ir teorijos, ir praktikos. Tai apie ką ta teorija būtų? Teorijos turėtumėm štai tokias paskaitėlės, pirmą įvadas, po to laivo teorija, locija, navigacija, laivų žiburiai, dieniniai ženklai pagal tarptautinės laivų eismo taisyklės, Colreg 72, laivų žiburiai pagal CEVNI, Europos tai vidaus vandenų taisyklės ir taip toliau, ir taip toliau. Hidrometeorologija, avarijų tyrimo taisyklės, gelbėjimo priemonės papasakosiu. Laivo valdymą panagrinėsim visas 2 paskaitas rimtai, kaip inkaruotis, kaip švartuotis. Locija būjus visus išmoksime, kaip jūrlapiais naudotis. Laivo valdymo paskaitoj paaiškinsiu, kuom automobilio vairavimo skiriasi nuo katerio vairavimo, ką reikia atkreipti dėmesį. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai viską išmoksite. Aišku, tai nebus, ne metus mokysimės, 1 mėnesį, medžiagos duosiu labai daug įvairios, tai galima be krašto, be galo be krašto mokytis. Ir nėra mokslam, kaip sakoma, ribų, neįmanoma visko išmokti. Reikia pastoviai tobulėti. Kaip ruošimės valstybiniam egzaminui? Mano internetinėme puslapyje katerija.eu bus, galima bus pasidomėti ir naujienas įvairias stengsiu sukelti, kas liečia testus, įeisime, yra testai, spaudžiame ant testų ir mums atsidarys paspaudus ant testų tarptautinio laivavedžio kursai ir va visi klausimukai. Visi klausimai tai aplamai visi sukelti, kiek jų yra, o atskirai po vieną temą, laivo teorija, locija, taip eilės tvarka, kaip mokysimės ir testukai. Jeigu tuos testukus pasimokinsite, pasitreniruosite, be problemų 100% išlaikysite valstybinį egzaminą. Taip pat esu padaręs įrašus paskaitų, nes ne visiems pavyksta sudalyvauti 6 val. Vakare, prasideda kursai online per Zoomą. Tai kažkas nespėja, kažkas dar automobiliu važiuoja namo iš darbų. Tai visada galite pasileisti ar namie grįžę, ar važiuodami keli, paklausyti paskaitas. Ir visas paskaitas eilės tvarka gražiai, BMB kateriai, įvadinė paskaita, laivo teorija, locija, navigacija, žiburiai, visas paskaitėlės įrašiau ir praktiškai nedaug jos tesiskiria. Gal kažką truputėlį daugiau papasakoju, mažiau, bet jos daugmaž vienodos yra mėnesis po mėnesio, kiekvienuose kursuose, aišku. Taip pat kiekvienos paskaitos gale praeiname testus. Praeidinėjame testus. Yra tam tikros paskaitos įrašiau, kur tik testai. Tik kaip paaiškinu, tos testus lengviau išlaikyti. Tikrai labai padeda studentam. Taip, testai. Tos testukus pasileidžiat, vaizdo įrašai. Tai pasileidžiat paskaitėlės įrašytas ir sekantis punktas yra papildoma literatūra. Tai įvairūs teisės aktai reglamentuojantis vidaus vandenų laivybą, literatūra, konspektai. Esu padaręs taip pat konspektus, kur PDF galite atsispausdinti, kam daug svarbiau yra turėti tą popierinę medžiagą ir lengviau mokytis. Laivovedžių egzaminavimas, tai einam viskas, kas liečia valstybinius egzaminus, kur registruotis ir taip toliau.
Na, kita čia pateikti žemėlapiai, jūrlapiai įvairūs ir taip toliau. Praktinio mokymo tvarka. Praktikos mokysimės su dviem kateriais. Vienas kateris 4,2 metrų ribas, 20 arklio galių ir mokysimės smiltelės uostelėje, švartuosimės. Pradžia bus švartavimas, atsišvartavimas, gelbėjimo priemonės ir taip toliau, ir taip toliau. Išplauksim iš uostelio, parplauksim, vėl prisišvartuosim, mokinsimės lėtai plaukti, laikytis prieš srovę, inkaruotis, kaip saugiai prasilenkti ir panašiai. O kai jau išmoksit su nedideliu kateriuku, jau tada sėsim į didesnį 300 arklio galių katerį ir jau plauksime iki Drevernos, iki Klaipėdos uosto, pasitreniruosime tokius rimtesnius plaukiojimus jau, kur kaip tie vidaus vandenų keliai randasi, kur, kaip GPS naudotis, kaip EGDISu, kaip radio ryšio priemonėmis naudotis ir panašiai. Tai tiek. Lauksiu jūsų skambučių ir pirmin į, į plaukiojimus. Viso geriausio.